Labas rytas. Atsibudau nuo paukščiukų čiulbėjimą, nuo visiškos ramybės su šituo nuostabiu vaizdu. Karališkai pusryčiauju, avokadai, kiaušiniai, sūriai, lavašai. Šiandien bus graži diena. Nelyja, kelias turbūt pradžiuva, tai be problemų pravažiuosiu, nes jo prieš porą dienų jis buvo uždarytas, vakar biškį tešlų irgi buvo, bet nieko. Labai džiaugiuosi savo pasirinkimu čia atvažiuodama. Žodžiu, šokia judesiukų ruošiamės ir kokia skanuma sausainiai. Wow. Dieviška skonė. Monikita pasiruošus. Važiuojam toliau per Rogers Rangers. Gal ir blogai ištariu, ką gali žinoti. Viena mano turbūt geriausių stovyklaviečių, kur jaučiuosi, kad geriausiai pailsėjau. Ui! Wow! Nerealiai. Dar žalia papūgėlė. Bet jau suprantu, dėl ko uždaro po liūties. Nes čia su nebent 4 varomaisiais džipų galiu pravaryti, bet ir jiems būna uždaryta, nes čia nėra signalo ir jeigu kažkas nutinka, žmonės įstreng, daug kas turi Starlinką, kas su karavanais, bet jo ištraukiams iš tokių vietų labai brangiai atsieina.
mažas emiuks yra. Tik tai nesimato. O gal ir matos? Labas. Labas. Ką Pirka, tu čia nebijai? Na, biški yra tokių stačių įkalnių. Blin, vėl nepasikeičiau stabdžių kaladėlių. Mano širdis tiesiog džiaugias ir alpst. Kaip pasiilgau tokių vaizdų. Tas kelias tai netgi dzin, va kai vėjas nepuč, nely, giedra, puikus oras. Labai dėkinga už šitas akimirkas. Biški sukeliama, bet... Na, biškitės flyčių, nedaug. Jau. Trumpam atsirado asfaltas. Nežinau, ar čia ilgai tęsis, bet va, vidury niekur yra turistinis Angorihina miestelis. Čia galima įsigyti kurą, biškį maistą, prekių. Iš tikrųjų, visko turiu. Prakais. Varv. Sutikau čia dar tokią vieną porelę, kuri yra iš Australijos. Tai sako, atvykstam čia, kada tik tai galim, nuo pat vaikystės, o jie jau gal kokie 60-70 metų. Ir aš suprantu, dėl ko. Nu, tikrai nuostabi vieta, 10 iš 10. Rekomenduoju. Nu ką, vėl turime asfaltą. Klausimas, ar ilgai? Na, čia biškiau buvo pliurzė, bet vis tiek porą vėžių tokių sausesnių pravažiuojama. Kur sausiau, kur sausiau. Čia. O. Nu. Be stabdžių. Tai reikėjo labai trumpos atkarpėlės, kad turėčiau šūdą ant savo dviračio. Eina, šiekt. Wow, greitai, greitai čia apsinešė. Greitai užsikiš. Va. Pabaiga! Nuo šiol bus tik tai asfaltas. Pasiekiau Blinman. Šitas kelias buvo toks lengvas, na tik tai vienu tarpu biškį gavau šūdą, bet, va, prašau. Civilizacija. Tik tai nėra interneto. Dar vienas miestelis
vaiduoklis. Nelabai kas yra. Va, tualetai, ofisiukas, kažkokia memorialinė salė ir kafė. Na, kaip visą laiką, pasipildžiau vandenuką. Šalta! Biškį atsisėdau, pakandau riešutų, trapučių, džemą, sezamą, sėklų pastas. Eina savo, taip išgąsdina mane ir išjungiau. Nežinau, dėl ko paspaudžiau išjungti mygtuką, kai kengūra grinai pro mano nosį pralėkė. Taip išgąsdina, nes mano, kadangi stabdžiai prastokai veikia, nu žodžiu, kengūriuks palei nosį. Kas per gigantai? Teleportacija į Kiniją. Didžioji Kinų siena, kažkur ten. Kažkaip netikiu. Galvoju, kuo man čia taip šalta yra. Taigi 600 metrų virš jūros lygio pakelta šiandien. Kodėl? Kuo? Ir medžiai kitokie, kraštovaizdis kitoks. Pagaliau, tokią Australiją ir įsivaizdavau. Kad kengūras mane žvilgsniais tik tai lydės, kad ir kur bevažiuočiau. Dar priekį. Kiek jų daug. Geras, pagaliau. Jų daugiau negu partrenktų, tai yra gyvų. Visur jos čia faina, savo kaip faina. Džiaugiuosi kaip mažas vaiks, žinokit. Dar viena. Jump. O dieve, jų čia pulkas. Wow! Matot papūgėlės? Kas grožis. Wow, jaučiuosi biškį kaip filmuke. Tai va, dar šiek tiek paminsiu ir stosiu nakvynei. Up. Būtent šitos apylinkės ne pačias gražiausias, bet buvo lygiausias plotelis. Ir matau, kad ten parein nebloga audra. Dabar galvoju, čia įsivariau per purvyną, bet man atrodo, kad čia šits nelipnus purvas. Bet pasižiūrėkit. Dievinu šitos eukaliptus. Biškį pabimbinėsiu aplinkui. Bet jau šiaip, jo, reiktų pasidaryti valgyti. Ir nuo tų medžių kažkoks kitoks kvapas. Štai mano šiandienos langelis. Op.
Klasika. Čirškintos daržovės, avokadas, bus soja, sūriukas ir pasta. Laukiu, kol vanduo užkais. O ką aš darau? Ogi pastą reik laužti. Voila. Oi, nu, kas čia dabar lyja? Diena uždaryta. Gerai, mėlyjei, tam kartui tiek. Mes sutiksim sekančiam video. Ačiū, kad pabuvot su manim šitą labai vaizdingą dieną. Tai va, gerai. Čiau, mėlyjei.